Pasiimame lapus, rašysime kontrolinį darbą. Justinas Marcinkevičius, katedra. Labas, mėgalių, laimingo atsitiktinumo ir žvaigždžių padėties pagalba gavai galimybę paprašyti manęs ko tik nori. Išpildysiu net 3 tavo norus. Nagi, ko paprašysi? Galiu prašyti ko tik noriu. Na taip, 3 norai tavo, tačiau paskubėk, kol žvaigždės nepajudėjo iš esamos tau lemtingos padėties. Tik nepamiršk ir rinkis atsakingai. Tada aš noriu afigienas mašinas, kad visi man pavydėtų, žinai? Supratau, bus padaryta. Pauliau, greitai rašyk. Man labai patinka lėtai važinėti, man labai patinka ramiai važinėti, labai lėtai, man patinka dažnai, patinka iš lėto, patinka ramiai, labai palengva važinėti man gera ir kuo lėčiau, tuo labiau mane veža, lėtai paprastai pasinerti rutiną, lėtai man patinka vairuoti mašiną. Kokia aфиgeną mašiną, ačiū! Dar 2 norai, ko paprašysi? Ko norėčiau? Norėčiau Paulinas. Supratau, bus padaryta. Pasižiūrėk, kokį manikiūrą pasidariau. Sandra sakė šiek tiek per šviesas, bet iš tikrųjų Facebook'e kokį mačiau prikolą, neįsivaizduoju. O šiaip norėčiau dabar į Ispaniją. Varam į Ispaniją, įdėksim, nors bus gerai ir salėrime dabar. Ai, nesvarbu. O, Sandra skambina. Kur buvo mašina? Na, tu panorai mašinos, po to merginos. Juk nesakyk, kad nori ir to rano iš karto. Nesąžininga. Aš juk tau sakiau, rinktis atsakingai. Koks bus tavo 3 noras? Davai padarom taip. Dzinta Paulina, dzinta mašina. Padaryk taip, kad dirbti nereikėtų. Įdomus noras, bet gerai, tebūnie kaip sakai ir iki. Kamero apžiūra baigta. Sekantis patikrinimas rytoj 7 val. Esame Panevėžyje, kur vyksta akcija Legalizuokime marihuaną. Pakalbinkime šios akcijos organizatorių Darių. Dėl visiems suprantamų priežasčių pavadinkime jį Algirdu. Sveiki, Algirdai. Papasakokite mums apie šią akciją ir jos tikslus. Labadiena. Žinokit, tai yra nuostabi akcija. Pažiūrėkite, koks jaunimas atsipalaidavęs. Jo, bet iš tikrųjų man labai dantis skaudėjo, iškrito, aš padėjau po pagalvę, kad pelytę paimtų. Sakau, euriuką gal atneš. Bet aš tai nerūkau, žinokit, ne. Į vestuvės pakvietė pabrolių pabūt, bet ar nežinau, ką ten darysiu, žinokit. A čia kur? Internetą dėsit ar per panoramą rodė? Merginos, kodėl jūs čia šitoje akcijoje? Na, tai visų pirma, tai visi žino, kad žolė yra sveika, nes taip mokslininkai pasakė, tai visi žino. O man vaikinas sako, kad žiauriai faina yra, kaip panelė rūko. Ir yra labai faina ir labai gera. Žiauriai faina. Taip, ir prisimeni, kaip mes sakom, kitas gražus. Ką apie visą tai mano jūsų tėvai? Nu, mano mama prieš cigaretės, bet apie žolę tai jinai nieko nesakė. Nefilmuok, jinai nepilnametė, nefilmuok. Matau ir LGBT atstovus, pakalbinkime, kodėl jie čia. Berniukai, kodėl jie čia? Mes kartais nemėgstame parūkyti žolytės. Labai retai rūkome. Ir kaip žinote, žolytė nekenkia mūsų sveikatoms. Jo. O jeigu rimtai, tai mes čia nes vieninteliai šitie narkomanai mūsų Panevėžy nemuša. Žvilgsniukai suraukti, bet jie nori draugauti. Laiptiniai stovi, saulė gražos pagla. O ką studentai veikia? Mes su žolė! Ir mes žiauriai atsipalaidavę. O be to, žinokit, žolės rūkymas išbrinkina smegenis ir telpa daugiau informacijos, mokslų, žinių. Žolės rūkymas gerina sveikatą, koordinaciją, žodžiu viskas, ore su žolė. Praėjus 2 dienom visi akcijos dalyviai pasveiko ir atsigavo. Daugelis paleisti iš ligoninės ir, kaip teigia jie patys, pasiruošę dalyvauti sekančioje akcijoje Legalizuokite alkoholį nuo 14 metų. O mes su jumis atsisveikiname. Iki rytojaus.
Bet Paulina, tokia diena būna tik vieną kartą gyvenime. Gal užsisakom pizzos? Ir šampano. Aha. O tai ką užsakinėt, kas ten? Kur? Žiūrėk, tai šampanas! Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it. Bet žinot ką, iš tikrųjų bernam daug lengviau, nu jam nieko daryti nereikia. Pavyzdžiui, Tomas, jam nei plaukų tvarkyti, nei nagų lakuoti, iš tikrųjų ateis poryti zaks ir viskas. Norėčiau ir aš iš tikrųjų būt bachūras. Na ką, laikas atostogauti? Dar vienas noras? Na gerai, tebūnie. Aš skrendu į Maldyvus. Adios. Mergos! Paulina! Ša! Mano koja blokuota! Ne koja! Kas tavo veidui? Kas mano veidui? Kas tu? Kas aš? Paulina, neverk, viskas bus gerai, mes sugalvosim ką nors. Taip, iki vestuvių liko dar net 2 dienos. 2 dienos. Šiandien mergvakaris pasilinksminsim. Koks čia mergvakaris? Sutvarkysim, padarysim makiažą, viskas bus gerai. Nuskusim kojas. O krūtinė. Ir krūtinę nuskusim, viskas bus gerai. Eikit skutėjai jų. Būsi graži, Tomui ir tokia patiks. Negraži. Man graži. Man reikia. Aš savo negraži. Nesvarbu, ar tu plonas, ar tu storas, metų laikas, vieta ar epochos. Visada, visą laiką kyla noras žmogui padėti dėl. Plokime žmogui, kas sugalvojo, kai stoja tyla kalbėti apie orą, bet chorai vienodo balso suliepsnoja, kad jis visada nekoks kokio nori. Vasara per karštą, niski karsta, žiema per šaltą, net ir su paltu ruduo. Nesusipratimas, pavasaris yra rudens recidyvas. Hei, sveiki, su jumis sveikinasi renginių vedėjas Darius! Na ir mes susirinkome ne be reikalo, mes susirinkome į nuostabią šventę, tai yra mergvakaris! O koks mergvakaris be nuostabių žalių mūsų būsimų nuotakų. Taigi pristatau mūsų būsimasis nuotakas ir pirmoji mūsų nuotaka būtų Gerda! Negalėkime aplaudismentų, nes dabar mūsų antroji nuotaka Ineta! Na ir mūsų trečioji, taip pat labai šauni ir žavi mergina, tai būtų Paulina! Na ir mes žinome, kad nepraleisime laiko veltui, o bandysime išrinkti pačią geriausią, pačią žaviausią bei šauniausią vakaro merginą būsimą nuotaką. Taigi pirmoji užduotis bus tiesiog sušokti mums viliotinę. Na ir pirmoji mergina pradės, žinoma, kad Gerda. Prašome Gerda ateiti čia šiek tiek arčiau. 3, 2, 1, važiuojam! Macarena, Macarena, baila, 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 Macarena, Macarena, taigi dėkojame jums, žavi graži mergina. Sekanti žavi mergina Ineta! Turime žavę trečiąją mūsų damą Pauliną! Taigi negalėkime mūsų merginams plojimų ir šūksnių. Na, kas esate už pirmąją merginą, tai būtų Gerda. Taip pat mūsų žavi mergina Ineta. Taip pat labai žavi, šarminga mergina, tai būtų Paulina. Paulina, tu geriausia. Ir antroji mūsų užduotis bus labai merginos, žinokite, pasiruoškite, bus labai sudėtinga. Jums dabar reikia nusifotografuoti
su savo tobulą antrąją pusę. Taigi, merginos, kai aš duosiu startą, jūs turite susirasti. Aš manau, kad vis tiek nužiūrėjote mūsų palaikymo komandą. Ir turite susirasti savo antrąją pusę ir su jie nusifotografuoti. Selfis turi būti greitas, kokybiškas, gražus, į Facebooką kelti nereikia. Merginos pasiruošusios? Taigi, 3, 2, 1, važiuojam, startas! Štai mūsų merginos ieško savo tobulų antrųjų pusių. Su jumis fotografuojasi, štai kokia žadas. Bet viena mergina dar nerado, bet aš manau tikrai suras. Ai, štai kokie gražus selfie. O kurie nesifotografuojat, galite paploti ir palaikyti mūsų merginas. Galite prisėsti. Tadai. Tomas. Tomai. Tomai, ar tu pasiruošęs imti į žmonas šią nuostabią moterį Pauliną? Taip. Paulina, ar tu pasiryžusi kojan žengti kartu su šiuo nuostabiu jaunikaičiu per visą gyvenimą? Taip. Na, o dabar jaunikis gali pabučiuoti jaunąją. Atostogos buvo nuostabios. Oi, kiek aš čia pridirbau. Tuoj sutvarkysiu. Baigti gerti man arbatą. Pasakysiu tau, ką žinau, bet nematom. Iš šią dainą sudėjau gyvenimą, laukimą, tikėjimą, baimės ir nerimą. Noriu tau priminti, ką mokė motina ir tėvas. Nuo tamsių minčių išvalyti kiemą, kad vėl tikėtum į vaikystės idealais. Pamiršus visus šou serialus. Pažiūrėk pro langus, kaip sekasi kaimynui, kaip laikosi žmogus, kuris vėl sėdi nusiminęs. Ei, nereikia viso šito negatyvo. Aš žinau, kad tavy galiu pasėti grūdą pozityvo. Jis pavasarį sutiks, kaip žemkentys. Tad būki žemdirbys, kovoki iki galo. Derlius tavo, o ne tų kvailių, kurie jį kopijavo. Laikas kilti, laikas save iš naujo pamilti. Nuvilti tuos, kurie norėtų, kad toj pačioj skylėj tupėtum. Laikas kilti, laikas save iš naujo pamilti. Nuvilti tuos, kurie norėtų, kad toj pačioj skylėj tupėtum. Kaip save mylėti, kai nesiseka tikėti. Gėrio idėja, kurią Dievas įdėjo. Daug išminčių kalbėjo, jei nenorėsi laimę, kaip savo paties ausis pamatysi. Finale atsakysi, ne dėl to, kad suklydai, o už tai, kad niekada neišdrįsai dovanoti kitam save. Tiesiog už ačiū, kad po to atgalios gautum dvigubą, prašom. Mes rašom daugybę tuščių atvirukų. Manom, kad žodžiai tai būtent ko trūko. Man trūko kantrybė, ramybės neduosiu, kol pančiai likimo nepasiduosiu.